Madame Boudré-Caïté, au nom du groupe ALDE, 1 minute 30. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, globali rinka su informacinių technologijų paskatintų prekių, paslaugų, darbo ir kapitalo judėjimų yra reiškinys, kurio negalime paneigti, o turime siekti pasinaudoti šio reiškinio teigiamomis galimybėmis. Tik konkurencinga ekonomika gali išsilaikyti globalioje rinkoje. ES vidaus rinka, buvusi viena stipriausių pasaulio rinkos dalyvių, praranda savo pagreitį, stagnuoja. Azijos šalys, tokios kaip Kinija, pasinaudodamos PPO taisyklių netobulumu, nesilaikydamos darbo saugos aplinkos standartų, sėkmingai užkariauja ES tekstilės, avalynės, elektronikos rinkas. ES valstybių neryžtingumas priimti sprendimus, turėsiančius įtakos ilgalaikiai ES ekonominės raidos perspektyvai, kelia grėsmę prarasti konkurencingumą ir kitose srityse. Turiu omenyje bendros energetikos, pramonės politikos nebuvimą ir kylančią grėsmę ES darbo rinkai ir laisvam paslaugų judėjimui. Pereinamojo laikotarpio naujųjų valstybių darbo jėgos judėjimui taikymas ir paslaugų direktyvos priėmimas be šalies kilmės principo mažins ES konkurencingumą. Todėl kviečiu senąsias ES valstybės nares atsisakyti pereinamojo laikotarpio darbo jėgos judėjimui, o Europos parlamentą kviečiu balsuoti už paslaugų direktyvą su kilmės šalies principu. Ačiū.